Shalom. Wow. Wow. So happy to be here. Aš taip džiaugiuosi būdamas čia. Yesterday I was in Vienna Vakar aš buvau Vienoje with Boris Grishenko su Borisu Grisenko from Kiev. iš Kijevo mesijinių žydų bendruomenės. And I said I was going on to Lithuania. Ir aš jam pasakiau, kad aš išvykstu į Lietuvą. And he said, give them my greetings and my love. Ir jis paprašė, kad perduotų nuo jo linkėjimus ir jo meilę mums visiems. God bless you. Te laimina jūs Dievas. I'm so happy to be here. Aš taip džiaugiuosi būdamas čia. And for me, this is a big adventure. Ir man tai asmeniškai tai yra didžiulis nuotykis. Dalus, is it Dalus? Dalius, Met me at the airport. kuris mane vakar sutiko oro uoste. My flight was late. Mano skrydis vėlavo. I got in Dalus, yeah. Got in 3 o'clock in the morning. I don't know, we got no sleep. Taigi aš atvykau 3 valandą ir čia atvykęs pakankamai mažai turėjau miego. But here I am. Bet štai aš esu pas jūs atvykęs. Such a blessing to be with you. Man toks palaiminimas būnant kartu su jumis. And my prayer is for God to bless our time together. Ir mano malda Dievui, kad būtų mūsų laikas palaimintas ir pašventintas. I am here to learn from you. Čia aš atvykau išmokti iš jūsų. Every teacher is always trying to learn. Kiekvienas mokytojas visada stengiasi kažką išmokti. But I also want to be able to teach you. Bet aš taip pat ir norėčiau jūs kai ko išmokyti. So I do not want to be boring. Taigi nenorėčiau jums įkyrėti I do not want to go on too long. ir nenorėčiau per ilgai kalbėti. What is the timing for this session? Kiek dabar mes turime laiko šiam užsiėmimui, šiai mūsų paskaitai? Around 45 minutes. 45 minutes. I set my timer 45 minutes. Apie 45 minutes, since you always leave time for questions. Right? And time for questions also. Okay. Also, so approximately it would be 1 hour. I said 45. Okay. So I want to begin with a few words of prayer Mūsų susitikimą norėčiau pradėti maldos žodžiais from the synagogue service. iš sinagogos tarnavimo, Morning prayers. rytmetinės maldos. Every day we Kasdien, should say 100 blessings, kasdien mes turėtume ištarti 100 palaiminimų, at least. bent jau mažiausiai. A blessing is where we are thanking God Palaiminimas tai yra tai, kai mes dėkojame Dievui for his love, už jo meilę and we are praising God ir mes šloviname Dievą. for who he is. Mes įgarbiname už tai, kas jis yra. And the Hebrew word blessing is baracha. Ir hebrajų kalboje palaiminimas yra blecha. Can you say that word? Baracha. Ar galite ištarti šitą žodį? Baracha is from the word berek, your knee. Baracha yra kilęs iš žodžio jūsų kelias, kojos kelias. Because when we bless God, we bow our knee. Nes kai mes laiminame, mes kai garbiname Dievą, mes atsiklaupiame, We go down. mes nusileidžiame. So God is up. Taigi Dievas yra viršuje. And every time we say a blessing, baracha, Ir kiekvieną kartą, kai mes laiminame, ištariame šitą we žodį, are getting on our knees mes puolame ant kelių, to look up to God. kad žvelgti į Dievą. Here is the traditional prayer for coming into the synagogue. Ši malda, kurią melsimės, tai yra tradicinė malda, kurią meldžiamės sinagogoje. I sing it in Hebrew and then we have it in English. Maybe you know this already. Aš ją giedosiu hebrajų kalba, paskui anglų kalba ir paskui bus lietuvių kalba. When we come into synagogue, we look around. Who is here? Kai mes ateiname į sinagogą, mes žvalgomės, kas yra šalia mūsų, apsižvalgome visi. Are there 10 people? Ar yra sinagogoje susirinkę 10 žmonių? The first 10 words of the prayer, we count the people. Pirmieji maldo žodžiai, kurią mes pradedame, tai suskaičiuojame, ar yra 10 žmonių. In Orthodox synagogue, it is 10 men. Ortodoksų bažnyčioje turi būti 10 vyrų. It is in my tradition 10 men or women. Pagal mano tradiciją tai yra 10 vyrų ar moterų. So let's stand together Taigi visi atsistokime kartu
Maybe tomorrow we will all sing this prayer. Galbūt rytoj mes visi giedosime šitą maldą. Ma tovu, ohalecha Yaakov. Mishkanotecha Yisrael, Vani berov hasdecha, avovetecha, eshtave, el hechol kodshecha, v'yiratecha. 10 words. 10 žodžių. And each word we look and we count. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yes, we can pray together. Taigi, apsiskaičiuojame, kad yra 10 žodžių ir aplinkui mūsų yra 10 žmonių, taigi mes garbiname, mes meldžiamės. Ma tovu, how good are your tents, O Jacob, your homes, O Israel. Kokie nuostabios tavo palapinės, Jokūbai, ir tavo namai, Izraeliai. The words that were prayed by a foreign prophet, Balaam. Mes meldžiamės pranašo lūpomis, pranašo žodžiais. He was sent to curse Israel. Jis buvo pasiųstas prakeikti Izraelio. But the Holy Spirit gave him blessings for Israel. Bet šventoji dvasia vietoj prakeikimo, vietoj to, kad būtų Izraelis prakeiktas, šventoji dvasia jam ištarė laiminti Izraelį. Va'ani berov hasdecha avoveteka. Through the greatness of your love, I enter your house. Per tavo meilę šlovę, aš įeinu į tavo namus. In awe of you I worship before the ark of your holiness. Aš šlovinu tave didžioje pagarbioje baimėje prieš tavo šventumo arką, prieš tavo šventąją arką. Adonai ahavti me'on betecha. God, I love being in your house, in your presence. Dieve, aš myliu, man patinka būti tavo namuose, tavo namų kiemuose. And the place where your glory dwells. Ir toje vietoje, kur gyvena tavo šlovė. So I worship and I bow down, I kneel before the Lord my Maker. Aš šlovinu, aš lenkiuosi, aš garbinu prieš savo kūrėją, prieš savo viešpatį. Va'ani tefilati lecha Adonai et ratzon. O God, may my prayer come before you at the right time. O viešpatie, tegul mano malda būna prieš tave tinkamu metu. Elohim berov hasdecha aneni be'emet yeshecha. Answer me, O God, in the greatness of your love, for your deliverance is sure. Atsakyk man viešpatie savo meilės didybę už išlaisvinimą. Nes Lord God, God of Abraham, Isaac and Jacob, Izaoko, Abraomo, Izaoko ir Jokūbo Dieve. we are here to meet with you. Mes esame susirinkę čia susitikti su tavimi. We worship and bow down before you. Mes šloviname ir lenkiamės prieš tave. We thank you for your love and your goodness. Mes dėkojame už tavo meilę ir už tavo gerumą. And we ask that by the power of your Ruach HaKodesh, your Holy Spirit, Ir mes prašome tavo šventosios dvasios gale. that you will come to be with us, Ateik ir būk su mumis. that you will be our teacher and our guide, Būk mūsų mokytojas ir mūsų vadovas. that you will teach us how to know you and love you and serve you, Kad pamokytų, kaip mylėti, kaip mokytis ir kaip tau tarnauti. that you will teach us to hear you and respond to you in obedience and gratitude and faith. Išmokyk mus klausytis ir būti dėkingiams tau. And we ask all these things in the name of Yeshua HaMashiach, Jesus the Messiah, Ir viso šito mes prašome Jėzaus Kristaus Mesijo vardu. to his praise and glory. Jo garbė ir jo šloviai. Amen. 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 Do be seated. Prašom prisėsti visiems. More prayers on another time. So what is a nice Jewish boy like me doing in a place like this?
Taigi, ką šitas gražus žydų vaikinas veikia šitoje gražioje vietoje? Well, some of my family come from just down the road. Tiesą pasakius, kai kurie mano šeimos nariai tiesiog yra kilę visai iš čia pat, visiškai netoliese. In Plunga, yeah. Taip Plungėje, iš Plungės. And a few years ago, they had a big family gathering here. Ir prieš keletą metų čia vyko didžiulis šeimos susirinkimas, suėjimas. I wasn't able to be with them. Man nepavyko būti kartu su jais. But my uncle and my cousins and my second cousins Bet mano dėdė, mano pusbroliai ir mano antros kartos pusbroliai ir pusseserės. and my aunt and all our families, about 100, I think 120 Levits. Ir mano tetos ir kiti mano giminės, beveik apie 100 žmonių, kurie yra iš Levitų giminės. Levi, the tribe of Levi. Many of my family are Levites. Taigi Levitai, nes mano genties ir mano genties Levitai yra atstovai, jie buvo čia atvykę. They all came to Palunga Jie visi atvyko į Plungę, to see where the Levit family came from. kad pamatyti ir sužinoti, iš kur kilo Levitų šeima. We come from all over. Mes iš visur atvykome. My family are mainly German and Polish, Mano žmona, jos kilmė yra Lenkų ir Vokiečių. but some of us are Litvaks. You know the word Litvak? Bet mes, kai kurie iš mūsų esame litvakai, jūs tikriausiai žinote žodį, ką reiškia litvakas. So we have this discussion. Is you German Jew, Russian Jew, Litvak Jew? Who are you? Taigi tarp mūsų vyksta diskusijos, iš kurios šalies esi, ar Vokietijos žydas, ar litvakas, ar Lenkijos ir taip toliau. This is our story. Tai yra mūsų tokia istorija. But what am I doing here today? O ką aš veikiu čia, šiandien, tarp jūsų? I'm here to share the story of God. Aš noriu su jumis pasidalinti Dievo istoriją. Because my story Nes mano istorija and your story ir jūsų istorija is part of God's story. tai yra Dievo istorijos dalis. And God wants to be part of our story. Ir Dievas nori būti mūsų istorijos dalimi. Are you following me okay? Ar jūs mane visi sekate ir suprantate, duokit ženklą? Great. I talk with my hands and my face. I don't want you to fall asleep. So we are going to look at the story of God, Taigi mes ketiname pažvelgti į Dievo istoriją, the story of Israel, Izraelio istoriją my story. ir mano istoriją. I like to take this in 1 minute. Man tai patinka išsakyti per 1 minutę. Here is an English version of the story of God. Taigi pateiksiu jums anglišką Dievo istorijos versiją. Maybe we'll do it in Lithuanian also. Gal pasistengsime tai ir lietuvių kalboje. In 1 minute. Per 1 minutę. And then we can all go and drink coffee straight away. Ir iškart tada mes galime išeiti ir atsigerti kavos. Very nice coffee. Labai skani kava čia. I translate slowly. Aš- Earth made. Sukūrė žemę, žemė sukurta. Adam, Eve. Adomas ir Ieva. Cain kills Abel. Kainas nužudo Abelį Has to leave. ir turi išvykti. Boring genealogy. Labai nuobodi genealogija. Great flood. Didysis potvynis. Olive leaf. Alyvmedis, alyvmedžio You know, šakelė. After Noah comes out of the ark, the olive leaf. Kai Nojus įžengia į arką į viršų ir pamato balandį turinti alyvmedžio šakelę. Tower of Babel. Babilono bokštas. Abraham. Abraomas. Sodom and Gomorrah. Sodoma ir Gomora. And Ir Isaac, Jacob, Joseph, Moses. Izaokas, Jokūbas, Mozė. 10 commands. 10 įsakymų. Promised land. Pažadėtoji žemė. Judges, David, Solomon. Įstatymai, Dovydas, Saliamonas. Sent away to Babylon. Išsiųsti, ištremti į Babiloną. I don't know, does anybody speak English or read English also? Yeah. Otherwise I have to learn Lithuanian, very hard. Svečias paklausė, yra tarp mūsų kalbančių ir suprantančių angliškai ir mūsų svečiai atsiliepė.
Job, then a bunch of psalms. Taigi psalmės Joabas, Proverbs and the Song of Songs. patarlės ir giesmių giesmė. Major prophets. Pagrindiniai didieji pranašai Isaiah, Jeremiah, Ezekiel. Izaijas, Jeremijas. That's the major prophets. Lion's Den. Who is the lion's den? Who is in the lion's den? Daniel. Danielius. Yeah? Danielius yra liūtų narve. This is really for children, by the way. It's not serious theology, Tai iš tikrųjų nėra rimta teologija, tai yra skirta ir vaikams. but it's to learn the story of the Bible in 1 minute. Bet tai yra būdas, kaip išmokti Biblijos We'll istoriją do it per in 1 vieną minute. minutę. Yeah. Major prophets, lion's den. Minor prophets. Mažesnieji pranašai. Daniel, Amos, Malachi, Danielius, Zephaniah, Malachajas, all the Old Testament prophets. Visi Senojo testamento pranašai. Bethlehem, Betliejus, Jesus, Jėzus, gold and myrrh and frankincense. dovanos Jėzui, auksas, myra, Satan tempting Jesus and Samaritan. šetonas, kuris gundo Jėzų ir samarietis. I will give you all the PowerPoints if you want them. You can download them and you can learn this song with me. Jeigu jūs norėtumėte, su jumis galėčiau pasidalinti šiomis skaidrėje ir galėtumėte šitą giesmę išmokti. This is Jesus. Choose disciples. Tai yra toliau Jėzus pasirenka mokinius. Other cheek. Kiti Other cheek. Turn the other cheek. atsuka jam skruostą. Walk on water. Vaikšto vandeniu. Thousands eat. Pavalgo yra pamaitinami Feeding the tūkstančiai. 5,000. Lazarus. Lozorius, Fig tree. figos medis. Jesus curses the fig tree. Jėzus prakeikė figmedį. Last Supper. Paskutinė vakarienė. Passover meal. Paskutinės vakarienės valgės. Gethsemane. The Mount of Getsemanės sodas. Gethsemane. Blood money. Kruvini pinigai. Judas Iscariot betrays Jesus. Judas Iskarijotas išduoda Third Jėzų. denial. Trečias Jėzaus atmetimas. Peter denies Jesus. Petras išsižada Jėzaus. Pontius Pilate. Poncijus Pilotas. Public trial. Viešas teismas. 40 lashes whipping. Jėzaus nuplakimas 40 smūgių. To the tree. Link medžio. The cross. the wood. Kryžius. Why have you forsaken me? Kodėl tu mane išdavei? Third day. Trečiąją dieną Jesus rises from the dead. Jėzus prisikelia iš Empty numirusių. tomb. Tuščias kapas. Reappears. Jėzus vėl pasirodo. 5 wounds. 5 žaizdos. Acts of the Apostles next. Toliau seka apaštalų darbai. Epistles and Apocalypse. Laiškai ir apokalipsė. The book of Revelation. Apreiškimo knyga. Easy poem, yes? Pakankamai lengvas eilėraštis. Let's Tiesa. stand and say it. Taigi atsistokime ir visi ištarkime. We have to do it in 1 minute. Mes tai turime padaryti per 1 minutę. I do not know the Lithuanian version. Nežinau, kokia yra lietuviška versija. Maybe there is no Lithuanian translation. Gal yra ir lietuviškas šito eilėraščio vertimas. So you have to try to help me with the English. Taigi jūs man turėtumėte tai padėti. Are you ready? Ar jau esate pasiruošę? Let's have 1, 2, 3, 4. Earth made, Adam, Eve. Cain kills Abel, has to leave. Boring genealogy. Tower of... Oh, terrible. Start again. Kažkaip We taip can do gaunas. better than that, yes. Galime tai geriau padaryti. We have to try and do it in 1 minute. Mes tai turime padaryti per I'm 1 timing it minutę. on the clock here. So, 1, 2, 3, 4. Earth made, Adam, Eve. Cain kills Abel, has to leave. Boring genealogy. Great flood, olive leaf. Tower of Babel, Abraham. Sodom and Gomorrah and Isaac, Jacob, Joseph, Moses, 10 commands and promised land. Judges, David, Solomon, sent away to Babylon. Job, then a bunch of psalms.
Proverbs and the Song of Songs. Major prophets, Lion's Den. Minor prophets, Bethlehem. Gold and myrrh and frankincense. Satan and Samaritan. Choose disciples, other cheek. Walk on water, thousands eat. Lazarus, fig tree. Last Supper, Gethsemane. Blood money, third denial. Pontius Pilate, public trial. 40 lashes to the tree. Why have you forsaken me? Blood, 30 tomb, reappears. 5 wounds. Acts of the Apostles next. Epistles and Apocalypse. Very good. Labai puiku. Sit down. Prašom prisėsti. 1 minute and 15 seconds. Pavyko per 1 minutę ir 15 sekundžių. We have to learn. Yeah. This is my humor. Čia yra mano humoras. Bad jokes. Ne kokie Not juokeliai. because I'm Jewish. Ne todėl, kad aš esu žydas, Not because I'm British. ne todėl, kad aš esu I britas. just like bad jokes. Man tiesiog patinka Tell kitokie me some of juokeliai. your jokes. Na ir jūs taip pat pasakosite, kokie jūsų istorijos juokingos. But here is the serious point. Bet čia yra rimtas dalykas. We Rimta are mintis. trying to tell the story of God. Mes tengiamės, bandome papasakoti Dievo istoriją. Because what are the roots of Christianity? Nes kokios yra krikščionybės And šaknys why is it important to know them? ir kodėl yra be galo svarbu jas žinoti. And I think we are trying to do 3 stories together. Ir aš manau, kad mes tengiamės 3 istorijas sujungti į vieną. We are trying to bring together my story, Mes bandome atnešti, pateikti mano istoriją, who am I, kas aš esu, and my friend's story, Ir my mano- neighbor's story, ir mano draugo istorija, ir mano kaimyno istorija, and the story of God. ir Dievo istorija. Because God wants you and me to be part of His story. Nes Dievas nori, kad aš ir mes visi kartu būtume jo istorijos dalis. And that's why we are looking at the story of Israel Ir štai kodėl mes dabar žvelgiame į Izraelio istoriją and the story of the church. ir į bažnyčios istoriją. Everyone has a story. Kiekvienas iš mūsų, iš jūsų turime istoriją. When I meet somebody I do not know, I say, tell me your story. Kai aš ką nors sutinku ir ko nepažįstu ir sakau, papasakok savo istoriją. Each of us has a story to tell. Kiekvienas iš mūsų turime savo istoriją, kurią norim Some are papasakoti. written in books. Kai kurios yra parašytos knygose. Here is a book about people telling their stories. Čia yra knyga, kurioje žmonės pasakoja savo istorijas. And listening and asking good questions Ir klausantis ir užduodant helps gerus us klausimus padeda mums to share our stories. pasidalinti mūsų istorijomis. Am I going okay? Are you understanding? Ar viską suprantate? Thank you so much, Sigrid. Am I okay with you? Very nice. Yes, very nice. So we are beginning to tell stories. My story, your story, God's story. Taigi mes pradame nuo istorijų pasakojimo, kokia yra mano istorija, jūsų istorija ir Dievo istorija. This is why the story of Israel is so important. Ir štai kodėl taip pat Izraelio istorija yra be galo svarbi. And it is so important for us as Christians in the church. Ir tai yra be galo svarbu mums, krikščionims, esantiems bažnyčioje. And for me as a Jewish person, especially now I believe in Jesus. Ir man kaip pačiam, kaip žydui, nes aš pats tikiu į Jėzų, į Ješuą. When we are telling stories, Kai mes pasakojame istorijas, we are asking and answering big questions. mes užduodame ir atsakome į vairius sudėtingus ir didžiulius Who klausimus. am I? Kas aš esu? What is my identity? Kokia yra mano tapatybė? How do I understand who I am? Kaip aš suprantu, kas aš esu? What is my purpose in life? Koks yra mano tikslas, mano Why am I gyvenime? here? Kodėl aš čia esu? Who does God want me to be? Kuo Dievas nori, kad aš būčiau? What does He want me to do? Ką Jis nori, kad aš daryčiau? And the second question, where do I belong? Where do I fit? Ir kitas klausimas, kur aš priklausau, kam priklausau ir kur aš tinku?
My family, maybe they do not believe in God, Mano šeima galbūt jie netiki į Dievą, but I believe in Jesus. bet aš tikiu į Jėzų. My society is not following God, Mano visuomenė neseka Dievu, but I believe in Jesus. bet aš tikiu į Jėzų. I live in a country that is threatened by war, Aš gyvenu šalyje, kurioje kyla karo grėsmė, but Jesus is the King of Kings and Prince of Peace. bet Jėzus yra karalių karalius ir taikos kunigaikštis. Where do I belong? Tai kur aš priklausau? And the third question, Ir trečias klausimas, what difference can I make? ką aš galiu padaryti, ką What galėčiau is pakeisti, my purpose in life? koks yra mano tikslas šiame gyvenime, How can I make a difference? kaip aš galiu kažką pakeisti. That's why we tell the story of God. Štai kodėl mes pasakojame Dievo That's istoriją. why we tell the story of Israel. Štai kodėl mes pasakojame Izraelio istoriją. That's how we find out where we belong. Štai kaip mes įsiaiškiname, kur mes ir ką mes priklausome. Belonging, Priklausomybė, Making priklausimas, friends. draugystė, having my own place in my family and society, atrasti ir turėti savo vietą savo šeimoje ir visuomenėje, knowing who I am. žinant, kas aš esu. Are you understanding me okay? Ar jūs mane visi suprantate? I have 20 minutes before we pause, so let me talk about the way I'm telling this story. Taigi norėčiau kalbėti toliau, kodėl aš visą šitą istoriją kalbu. Imagine you are making a Hollywood movie of your life. Įsivaizduokite, kad jūs Holivude kūrėte savo gyvenimo filmą. If someone was to make a movie of my life, Jeigu kas nors kurtų mano gyvenimo I filmą, think maybe Tom Cruise galbūt Tomas Kruzas or Robert De Niro, ar Robertas De Niro, big film star. didžiulė filmų žvaigždė. He makes the film. Taip jis kuria The filmus. Life of Richard Harvey. Pavyzdžiui, Richardo Harvey gyvenimas. If they had a film of your life, who would your favorite actress be? My actress, I can't say for sure. Or favorite film star? Favorite film star. Do you watch films here? I think you do. Yeah. Yeah. I think Julia Roberts. Yes. Mano gyvenimo režisierė būtų Julia Roberts. I agree Yeah. with you. Sutinku. So before we make the film of your life, please forgive me. It's okay. I'm naughty, very bad teacher. Yeah. Šiandien tiesiog We have to have the story of your life. Taigi prieš padedant kurti filmą, mes turime žinoti, aiškinti, kokia yra gyvenimo istorija. We put your life together as a story. Taigi mes jūsų gyvenimą sudėliojame kaip į vieną pasakojimą. And then we do an elevator pitch to the film producer. Tada mes surandame vietą ir filmo vystymą, kur visą tai vyks ir kaip vyks. And I'm going to jump through this, and I'm going to jump through that, and I'm going to start with my story. No, I'll start with that. This will take a bit longer than I think. But we're trying to ask these questions about where we belong. And this is what happens when you shorten your PowerPoints. I'm going to come back to that. I'm going to talk about stories now. Mūsų svečias You ieško. have to do a storyboard of your life. Taigi mes turime susikurti mūsų istorijos, mūsų pasakojimą kaip I'm lentą, not a kaip great schemą. artist, by the way. Tarp kitko, nesu puikus menininkas, Art is not my great gift. taigi menas nėra iš mano I can dovanų, tell some stories. bet aš, kad galiu But papasakoti. for the story of my life or your life, we have to tell the story in board form, making 12 or 20 scenes. Jeigu mes norime papasakoti bet kurio iš mūsų istoriją, mes turime turėti planą, lentą, kuris susideda iš 12 ar 16 skirtingų elementų, kad sudaryti vieną istoriją. And we do that with the Bible. Ir mes taip pat darome tai su šventuoju raštu. Most people read the story of the Bible, it's so big. Kai kurie žmonės, kurie skaito Bibliją ir sako, kad ji tokia plati, didžiulė. Thousands of years of history. Tai yra tokia istorija plati, kuri apima 1000 metų istoriją. Hundreds of characters. Šimtai veikėjų Biblijoje. Many different books. Daug įvairių knygų esančių šventajame It's rašte. difficult to know. Labai sunku žinoti. So let me tell you my story as an example.
Jums kaip pavyzdį norėčiau papasakoti savo asmeninę istoriją. And your homework is to learn to tell your story Ir jums namų darbams išmokti papasakoti savo istoriją. as if they want to make a Hollywood movie of your life. Taip kaip jūs norėtumėt, kad jums sukurtų jūsų gyvenimo istoriją. So here's my life. Taigi štai mano gyvenimas. I'm born. Gimiau. I'm circumcised on the 8th day. 8 dieną mane apipjaustė. It didn't hurt, Neskaudėjo. but every Jewish mother feels terrible. Bet kiekviena mama žydė dėl šito jaučiasi labai blogai. I don't remember it. Aš, aišku, šito neprisimenu. I'm born and I have 3 brothers. Aš gimiau ir aš turiu I'm 3 the oldest of 4 brolius boys. iš 4 berniukų šeimoje. Scene 1. Scene 2. Antra scena. At the age of 13, 13 metų time for my bar mitzvah. mano bar micva In laikas. synagogue, you say the prayers and you read the scroll of the law. Įvedamas į sinagogą ir leidžiama skaityti You šventąjį raštą. you say the blessing. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, noten haTorah. Blessed are you, O Lord our God, Skaitomas palaiminimas. Palaimintas tu Dieve mūsų viešpatie, King of the universe, visatos who valdove, gives us the Torah. kuris mums įteikė Torą, law. įstatymą. But I don't believe in God. Bet aš netikiu į Dievą. I'm atheist. Aš esu ateistas. I don't want to go and have a service if I do not believe in it. Aš nenoriu eiti į sinagogą ir tarnauti, jeigu aš netikiu į Dievą. That's being a hypocrite. Na, tai toks kaip ir veidmainiškumas. I'm a very pushy 13-year-old. Na, aš tokio amžiaus, kai mane reikia stumtelti. I say to my parents, I don't want a bar mitzvah. Aš savo tėvams sakiau, aš nenoriu tos bar micvos. They are very kind and tolerant. Jie labai malonūs ir tolerantiški. Okay, they say, Na, gerai, jie sako. find your own path. Susirask savo gyvenimo kelią. I begin searching and studying. Aš pradedu ieškoti ir mokytis. Atheism, Ateizmas, philosophy, filosofija, searching. ieškojimas. But I have 2 friends Bet aš turiu 2 draugus, who are believers in Jesus. kurie tiki į Jėzų. And they say to me, Ir jie man sako, what do you think happened when Jesus died on the cross? kaip tu manai, kas įvyko, kai Jėzus numirė ant kryžiaus? And why are the disciples so transformed the first Easter weekend? Ir kodėl pirmąjį Velykų sekmadienį jo mokiniai yra taip perkeisti? And I have a vision. Ir aš turiu tokį regėjimą. I see an empty tomb. Aš matau tuščią kapą. And I realize that Jesus has risen from the dead. Ir aš suvokiu, kad Jėzus prisikėlė iš numirusių. Oi, 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 oi. Oi, 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 oi. Good translation. Thank you. I don't know what to do. Aš tiesiog nežinau, ką daryti. I'm Jewish, Aš esu žydas. but I know Jesus has risen from the dead. Bet aš žinau, kad Jėzus yra prisikėlęs iš numirusių. But Jews are not supposed to believe in Jesus. Bet žydai, reikia manyti, net nėra tie, kurie įtikės į Jėzų. What do I do? Ir ką man tada daryti? I have to get down on my knees. Aš turiu klauptis ant kelių. I have to ask God to forgive me my sin. Aš meldžiu Dievo atleisti mano nuodėmes. I have to ask Jesus into my life to be my Lord and Savior. Aš kviečiu Jėzų ateiti į mano gyvenimą, būti mano gelbėtoju. And he becomes my rabbi, my teacher. Ir jis tampa mano rabinu, mano rabi, mano mokytoju. Wow. Wow. Not many Jewish people believe in Jesus. Labai nedaug žydų tiki į Jėzų. Less than 2% Ma- of the world Jewish population. Kiek yra žydų pasaulyje iš visų gyventojų skaičių, mažiau negu 2 procentai tiki į Jėzų. But either Jesus is Lord of all, Bet ar yra Jėzus visų viešpats, or he's not Lord at all. ar jis iš vis nėra viešpats? Poetry in English. Anglų So- kalbos poezija, eilėraštis. I get baptized Taigi mane pakrikštyja by the power of the Holy Spirit šventosios dvasios gale, with the sprinkling of water, apšlaksant vandeniu, with full immersion. visiškai panardinant. Every type of baptism I have.
Aš turiu įvairaus tipo krikštą. Am I Anglican, Catholic? I don't know. I'm Messianic Jewish. Ir anglikonų, ir katalikų, bet aš esu anglas. And my father becomes a believer in Jesus. Mano tėtis įtiki Jėzų. My grandfather becomes a believer in Jesus. Mano senelis One įtiki of į my Jėzų. brothers becomes a believer in Ir Jesus. vienas iš mano brolių įtiki į Jėzų. But it's very strange. Bet kažkaip keista. And my family, they say, forget this Jesus business. Come back to the synagogue. Be a nice Jewish boy. O mano šeima sako, na pamiršk tą Jėzaus reikalą, sugrįžk į sinagogą, būk geras vaikinas. And my Christian friends, O mano draugai I krikščionys, hear them saying, now that you've become a Christian, you are no longer a Jew. aš girdėjau juos sakant, taip kaip dabar tu tapai tikintis Jėzų, palik tą sinagogą, būk krikščionim. I don't think any of you would say this, but many Christians say, now that you've become a Christian, God has finished with Israel. We are the true Israel. You're no longer a Jew. Manau, kad jūs esate ne kartą girdėję, kai dangi jau tu tapai krikščionį, pamiršk sinagogą, pamiršk viską, nes tu dabar esi krikščionis ir Dievas nebeturi jokių reikalų su Izraeliu. I'm very confused. Aš tikrai esu labai sumišęs. And then I realized, no, Jesus is the Messiah of Israel and the Savior of all the world. Aš dabar suprantu, aš suvokiu, kad Jėzus yra Izraelio mesijas ir viso pasaulio gelbėtojas. And I meet other Jewish disciples of Jesus. Ir man reikia kitų Jėzaus mokinių. And we start messianic synagogues. Ir mes pradedame mesijinės sinagogas. And then I meet a wonderful lady who becomes my wife. Ir tada aš sutinku nuostabią merginą, kuri tampa mano žmona. And we have a wedding under a Jewish bridal canopy, a huppah. Ir mes susitokėme po žydišką And the husband hupą. breaks a glass under his foot. Ir tada vyras, sutuoktinis vedęs vyras, sudaužo koją, trenkdamas į stiklą, į stiklinę. Some people say this is the last time the man gets to put his foot down. Tai yra, kai kurie sako, kad tai yra paskutinis kartas, kai tiesiog vyras sulenkia koją. English idiom. How would you translate that English idiom? I put my foot down. Sutripiau. I'm in control. Taigi aš sutripiau ir aš kontroliuoju viską. But it really is a sign of mourning for the destruction of the temple in Jerusalem. Iš tikrųjų, tai yra būtent ženklas, tai yra liūdesio ženklas, tai yra būtent kieno šventyklos sugriovimo ženklas. This is the storyboard of my life. I then have children, babies, Rebecca and Joshua. Tada čia ir mano gyvenimo istorija, aš turiu 3 vaikus. I then teach in a Christian Bible college. Aš tada mokinu krikščioniškoje Biblijoje mokykloje. And then I start traveling and writing Jerusalem, Tel Aviv. Tada aš pradedu rašyti ir keliauti į Jeruzalę, į Tel Avivą. And going on into different areas. Keliauju tiesiog į įvairias vietas. 3 grandchildren, very proud of my grandchildren there. Turiu 3 anūkus, kuriais be galo didžiuojuosi. And the story is not finished. Ir dar istorija nepasibaigia. Because I have a future hope. Nes aš turiu ateitį, aš turiu viltį. Jesus is coming again. Jėzus sugrįžta vėl. That's my storyboard. Tai yra mano istorijos lenta. Tom Cruise, I'm ready. Tomui Kruzai, aš jau pasiruošęs. But I want you to think of your story. Bet aš norėčiau, kad jūs pagalvotumėte apie savo Maybe istoriją. you could write your story like a storyboard. Galbūt jūs galite parašyti irgi taip pat savo istoriją panašiu būdu kaip lenta, kurioje sudėlioti gyvenimo etapai. And that's how we tell the story of the Bible. Ir štai kaip mes pasakojame Biblijos istoriją. God begins. Dievas pradeda. I'm going to go to the next one. My time is running out, isn't it? I have about 8 minutes left. A bit more. Yeah? God begins at the beginning. Pradžioje You draw a picture of the world. mes nupiešiame pasaulį, jo apskritimą. And we remember that God creates everything Ir mes prisimėme, kad Dievas sukūrė viską. and everything in it. Ir viską, kas yra jame. And in Genesis chapter 1,
we see it from God's perspective. Ir pradžios knygoje pirmame skyriuje mes matom viską Dievo žvilgsniu iš Dievo pusės. In the beginning, God created. Pradžioje Dievas sukūrė. From Genesis chapter 2, we see it from human perspective. O pradžios knygoje antrame skyriuje mes jau matome iš žmogiškosios And perspektyvos. our mission in life is to be fruitful. Ir mūsų misija, mūsų tikslas šiame gyvenime būti And- vaisingais To watch over creation. ir stebėti ir prižiūrėti kūrinyje. In Jewish tradition, we say that you should all have 4 or even 8 children. Pagal žydų tradiciją yra sakom, kad turi turėti nuo 4 iki 8 vaikų. Be fruitful is 2 children. Būti vaisingu tai yra 2 vaikai, Multiply is 2 children. dar padauginkime dar 2 vaikai, Maybe 4 children. galbūt 4 vaikai. Some families 8 or 16 children. Kai kuriuose šeimose yra 8 ar net 16 vaikų. But the real meaning is just to allow growth in your life. Bet tikroji prasme yra būtent kokia, tai leisti augti jūsų gyvenime And in the world. ir pasaulyje. So I'm not going to tell the rest of the story because I think you will already have some questions. But we are going to tell the story of the Bible Taigi mes toliau keliausime į Biblijos istoriją. in 6 acts. Apaštalų darbuose 6 skyriuje. Act 1 is the creation, I'm sorry, Acts, this is not the Apostle. first part. Apaštalų darbų 1 skyrius. Yeah. Act 2, it Antras. all goes wrong. Antra dalis, viskas netaip susiklosto. And Adam and Eve sin. Adomas ir Ieva nusideda And they leave the Garden of Eden. ir jie palieka Edeno sodą. Act 3, hope begins when God calls Abraham. Trečia dalis, atsiranda viltis, kai Dievas pašaukia Abraomą. In Genesis chapter 12, Pradžios knygoje 12 skyrius. God so loved the world Dievas taip pamilo pasaulį, that he sent his only son, kad jis atsiuntė savo vienintelį sūnų. John 3:16. Evangelija pagal Joną 3 skyrius 16 eilutė. But in the Old Testament, God so loved the world Bet Senajame testamente Dievas taip pamilo pasaulį, that he called Abraham kad jis pašaukė Abraomą, to be the father of Israel kad būtų Izraelio tėvu and to be the spiritual father of all nations. ir kad būtų dvasiniu tėvu visoms tautoms. Act 3 is the longest part of the Bible. Trečia dalis yra pati ilgiausia Biblijos dalis. I will tell this story in more detail. Šitą istoriją jums pateiksiu išsamiau. Act 4, Ketvirta dalis. a hero arises, Iškyla didvyris Jesus, Jėzus and he comes to die on the cross for our sin. ir jis ateina čia į žemę, kad numirti ant kryžiaus už mūsų nuodėmes And rise again from the dead. ir vėl prisikelti iš numirusių. Act 5, we are in Act 5 now. Dabar mes esame 5 dalyje, 5 veiksme. Jesus calls his disciples to go out and make disciples of all nations. Jėzus surenka, pašaukė 12 mokinių ir išsiunčia į pasaulį, kad padarytų visus pasaulyje jo mokiniais. We call this the church. Mes tai vadiname bažnyčia. And Act 6, the grand finale. Ir 6 dalis, didysis finalas, paskutinis. New heavens Nauji dangus and new earth. ir nauja žemė. So that's a summary of what we're going to be looking at. Taigi tai yra santraukai, ką mes dabar ketiname žvelgti. Act 1, God creates the world and he makes you and me, human beings, as the climax of his creation. Taigi pirmoji dalis, Dievas sukūrė visus mus kaip jo kūrinijos viršūnė, jo kūrimo viršūnė. Act 2, humanity sins, rebels against God and goes their own way. Antroji dalis, žmonija nusideda ir pasuka savo keliais. Act 3, God calls Israel. He bears with humanity. Trečioji dalis, Dievas pašaukia
Izraelį ir jis nori susitaikyti su žmonėmis. He begins the work of restoration through Abraham and his descendants, the people of God. Jis pradeda atkūrimą su Abraomu ir su jo palikuonimis. Act 4, Jesus, as the Gospels tell us, God sends his own Son, the Messiah Jesus, to deal with sin once for all through dying and rising again. Ketvirtoji dalis, 4 Evangelijos. Dievas atsiunčia savo sūnų, Jėzų Mesiją, kad kartą ir kad visiems laikams atpirkti žmoniją ir numirti ant kryžiaus ir vėl prisikelti. And Acts 6, the church begins to preach the good news of Jesus and make disciples of all nations. Kita dalis, šventoji, could you repeat a bit too long? To make disciples of the church begins and exists to make disciples of all nations. Bažnyčia atsiranda, bažnyčia kyla, kad padarytų mokiniais viso pasaulio žmonės. The giving of the Holy Spirit renews Israel Šventosios dvasios išliejimas atnaujina Izraelį and brings the nations into the people of God. ir vėl visus žmonės surenka prie Dievo. You don't even have to be Jewish to believe in Jesus. Tau net nereikia būti žydų, kad įtikėtum į Jėzų. You can even be British. Tu gali būti net ir Britas, You can even be Lithuanian. tu gali būti ir lietuvis. Oi, oi, oi. Oi. God is very generous. Dievas be galo dosnus. You don't have to be Jewish to believe in Jesus. Tau nereikia būti žydų, kad įtikėti į Jėzų. Jesus sets you free to be all that you are meant to be. Jėzus tave išlaisvina, kad būtum tuo, kuo jis ir nori, kad tu būtum. And the nations are brought into the renewed people of God. Ir tautos yra atvedamos į atnaujintą Izraelio tautą, To renew and restore God's creatures and all creation. kad atnaujinti ir atstatyti, atkurti Dievo kūrinyje ir Dievo kūrinius. What a beautiful place this is. Kokia šia nuostabi vieta, kurią I mes got regime. here late last night. Aš čia atvykau šiąnakt labai vėlyvų laikų. I haven't begun to see it yet, but it looks so beautiful. Dar nemačiau, bet dabar pradedu pasibėti, kad aplinkui čia taip gražu. God puts us in his creation to renew it and restore it and enjoy it. Dievas mus įveda į savo kūrinyje, kad ją atkurti, ją atstatyti ir džiaugtis ją. And we are now in Acts 5, but we are looking forward to Act 6. Mes dabar esame 5 dalyje, bet mes dabar laukime ir žvelgime į 6 dalį. Revelation and beyond. Apreiškimas ir anapus. You know Buzz Lightyear, to infinity and beyond? Ar žinote, ką tai You don't reiškia? know Toy Story, Hollywood movie. Klausė mūsų pašnekovas, Please mūsų forgive svečias žaislų istoriją iš filmo. The Hollywoodo. story is going to get better. Taigi istorija gerėja. Jesus will return Jėzus sugrįš and bring everything together ir surinks, paims viską kartu and solve all the problems. ir išspręs visas problemas. And there will be a new heavens and a new earth. Ir bus nauji dangus ir nauja žemė. Now, I'm going to go more into detail. Na, neketinu labai leisis į detalės. I will stop now for your questions and feedback. Dabar aš norėčiau stabtelti ir tiesiog laukiu jūsų klausimo ir jūsų reakcijos, kaip jūs visą tai žiūrite. I want to scratch where it itches. Tiesiog aš noriu išsiaiškinti, kur jums labai knieti ir ką knieti sužinoti. So help me by asking me good questions. Taigi padėkite man, užduodami man gerus klausimus. Thank you. Ačiū jums. Yeah, English or Hebrew? Why not all brothers in faith came the way that you went? My personal brothers? Jūsų asmeniniai broliai? Yeah. The story is that my family, Istorija tokia, kad mano šeima
typical Jewish family, yra tipiška žydų šeima. where you have two Jews, three opinions. Tai yra tokia standartinė, tradicinė yra, sako, kur yra du žydai, ten yra trys nuomonės. We are German Jews, Mes esame vokiečiai žydai, Russian Polish Jews, rusų ir lenkų kilmės žydai, Lithuanian Jews, lietuviai žydai, Israeli Jews. Izraelio žydai. My family now American Jews. Mano šeimoje yra amerikiečiai žydai. I will tell the history of the Jewish people in another session, Kitame susitikime aš pakalbėsiu apie žydų tautos istoriją. but for 2,000 years, Bet per 2000 metų we have been taught mus mokino, Mus mokino, kad žydai netiki į Jėzų. Jesus is for the Christians, Kad Jėzus yra krikščionims, the Gentiles, būtent pagonims, the non-Jews. tai yra ne žydams. And if you're Jewish and you believe in Jesus, Ir jeigu tu esi žydas ir tu tiki į you Jėzų, are betraying your people. tu išduodi savo tautą, savo žmonės. You are an apostate. Tu esi kitos būsenos, esi jau nebe jų. And that means that for any Jewish person who becomes a disciple of Jesus, Ir tai reiškia, kad bet kuris žydas, kuris tampa Jėzaus mokiniu, they face the possibility of persecution. jie susiduria su problema, kad gali būti, jog jie bus persekiojami. In the old days, they were thrown out of their homes. Seniau, ankstesniais laikais, jie būdavo išvaromi iš namų. They would even have a funeral service said for them. Net būdavo taip, kad už juos užsakydavo, užprašydavo laidotuvių mišias. Now, I was brought up in a fairly secular British environment. Aš užaugau gan tokioje pasaulietiškoje, britiškoje aplinkoje. We went to synagogue. Mes eidavom į sinagogą. I was not very religious. Aš nebuvau toks jau And tikintis. I was searching for God. Ir aš ieškojau Dievo. And I met two Christians who had a real faith. Ir aš sutikau du krikščionis, kurie tiesiog tikrai tikėjo, jie gyvai tikėjo. Over 3 years, I tried to prove them wrong. Per 3 metus aš stengiausi įrodyti, kad jie klydo. I love arguing. Man patinka ginčytis. I would try and find all the arguments. Jesus is not the Messiah. There is no God. You're religious fanatics. Aš su jais ginčydavausi, kad Jėzus nėra Mesijas, kad tiesiog jie yra fanatikai, kad tiesiog man ištisai kildo klausimai ir ginčiai. I could not prove they were wrong. Ir aš negalėjau įrodyti, kad jie klydo. And then I had the experience of seeing an empty tomb, and I realized Jesus had risen from the dead. Ir aš turėjau malonę suprasti, pamatyti tuščią kapą ir suprasti, kad Jėzus yra prisikėlęs. I was not looking for this experience. Aš visai nesitikėjau If tokios you ir have a ieškojau vision, patirties. it's not easy. Ir jeigu tu turi regėjimą, tai tikrai nėra lengva. I knew something in the spirit that I could not prove, but I knew it was true. Aš supratau tai dvasiui, bet negaliu rodyti, bet supratau, kad tai yra teisinga. Most Jewish people do not have any Christian friends. Dauguma žydų neturi iš vis draugų, kurie yra krikščionys. For 2,000 years, we've had very good ways of showing that Jesus is not the Messiah. Mes 2000 metų turėjome tokią kaip ir nevykusią galimybę parodyti, kad Jėzus I will discuss this. Yeah, that he's not. Parodyti, kad Jėzus nėra Mesijas. He did not bring peace on earth. Kad jis netnešė taikos į žemę. God does not have a son. Kad Dievas neturi sūnaus. The messianic prophecies have not been fulfilled. Kad mesijiniai pranašystės dar nėra išsipildžiusios. We have lots of good arguments. Mes turime daug įvairiausių gerų argumentų. But Jesus does not deal with people's arguments. He deals with our hearts. Bet Jėzus nežvelgia, nežiūri mūsų argumentus, bet jis turi reikalų su mūsų širdimis. And then we learn to defeat arguments. Ir mes stengiamės tiesiog nugalėti, įveikti tuos argumentus. So I do not know if this answers your question, why do most Jewish people, why do my brothers not believe in Jesus? Aš manau, kad gal atsakiau jums į klausimą, kodėl dauguma žydų netiki į Jėzų. The problem is that the church has often persecuted us in the name of Jesus. Labai dažnai buvo taip, kad bažnyčia persekiojo mus Jėzaus vardu.
So we've never met the real Jesus. Taigi mes niekada nesutikome tikro Jėzaus. And we often have bad experiences of the church. Ir mes tikrai turime labai daug blogų patirčių susijusių su bažnyčia. But today, more and more Jewish people are coming to believe in Jesus. Bet šiandien vis daugiau ir daugiau žydų įtiki į Jėzų. And I will look at this more in the next sessions. Ir aš apie tai kalbėsiu daugiau kito mūsų susitikimo metu. Yeah. Thank you. Ačiū Jums. Ateikite arčiau, Yeah. so that everyone could hear and translate. Ateikite. Yeah. Yeah, come to. Aš norėsiu jūsų klausimą išversti auditoriją. Yeah, yeah. Jūs ateikite. Yeah. So, for the Jews that understand Jesus, do they consider him a prophet then? Yes. Žydai ar laiko Jėzų pranašu? The main thing is he wasn't the Messiah. Pagrindinis dalykas, kad he wasn't. Some Kad Jewish jis people nebuvo say he was a mesijas. prophet. Nebuvo mesijų, kai kurie žydai sako, kad jis buvo pranašas. Some say he was a good teacher. Kai kurie sako, kad jis buvo geras mokytojas. Some say he was the most important Jew who ever lived. Kai kurie sako, kad jis buvo pats svarbiausias žydas, kuris kada nors gyveno. Others say, because where you have two Jews, you have how many opinions? 3. No, Kaip ir 24. 24. Dabar mūsų svečias sako, dėl visų šitų ginčių apie Jėzų, sako, kad du žydai ne tik 3 nuomonės, bet gali būti ir 24 nuomonės. Other Jewish people say he was a false Messiah. Kiti žydai sako, kad jis buvo netikras mesijas. Others say he was the first Zionist. Kai kurie sako, kad jis buvo pirmasis sionistas. Most have not read the Gospels. Daugelis iš jų net nėra skaitę Evangelijų. They have only picked up from Christian opinions. Jie tiesiog tai pasiėmė iš krikščionių nuomonių. But more Jewish people today than ever before are interested and want to know about the Jewish Jesus. Bet daugiau žydų šiai dienai, negu kada anksčiau, pradeda domėtis ir labiau domisi Jėzumi. Since the Holocaust, Po there holokausto, have been two very important trends. nuo holokausto, įvykus holokausto, mes turime 2 tokias pagrindinės kryptis. One is that Christians have rediscovered the Jewishness of Jesus. Vieni supranta, kad krikščionys iš naujo atrado Jėzaus žydiškumą. And since the time of the Second Vatican Council, Nostra Aetate, Ir nuo Antrojo Vatikano susirinkimo the attitude of Christians towards Jews and Judaism has fundamentally changed. ir krikščionių požiūris į žydus tiesiog keičiasi iš esmės. And Christians now have to understand Jesus in his Jewish context. Ir dabar krikščionys turi suprasti Jėzų jo žydiškame kontekste. And the other trend, and then I come back to you, is that Jewish people have reclaimed Jesus as one of us. Ir dar kita mintis, kitas supratimas yra, kad žydai Jėzų priima ir susigrąžina taip kaip žydą. So more books have been written by Jews about Jesus since the beginning of the 20th century than ever 20 before. amžiaus pradžioje vis daugiau ir daugiau knygų yra rašoma pačių žydų apie Jėzų ir apie žydiškumą. Is fear diminishing as an underlying factor to choose Judaism? Sorry? Is fear Yes. in your communities diminishing as an underlying factor to choose Judaism? To choose Judaism. Yeah, so klausimas yra, ar baimė būnant žydų bendruomeniai yra pagrindinės ar nepagrindinis daugiau priežastis pasilikti su judaizmu. Jie šiais laikais atpažina, kad Kristų, ar domisi Kristų, anksčiau būdavo jis paminėjęs, kad buvo baimė, kodėl jie negali tikėti Jėzų. Yeah. Can you just translate again for English? Is So fear... he gave one question and gave part of not explanation, but expansion of the question. I would like, norėčiau, kad jūs tiesiog iš esmės, Yeah. nes jūs Tomorrow, norite what paaiškinti. I will talk about the history of the Jewish people Rytoj mūsų svečias pakalbės apie žydų and tautą Jewish views of Jesus. ir žydų požiūrį į Jėzų.
baimė, the Yes. the fears that community yes. undergoes while choosing It's Jesus. not really fear of choosing Jesus. Iš It's tikrųjų, tai nėra fear, baimė pasirinkti Jėzų. Eina kalba būtent taip, klausimas yra, ar yra tarp žydų baimė pasirinkti Jėzų. it's really fear of not surviving. Iš tikrųjų, baimė yra visai susijęs su kitų faktorių, tai yra tiesiog neišgyventi, nebeišbūti. So I don't know what's your name? Koks jūsų vardas? Koks jūsų vardas? Arūnas. Aruna. Christians think Krikščionys mano, that Jewish people kad žydų žmonės, žydų tauta, are afraid of believing in Jesus. kad žydų tauta bijo tikėti į Jėzų. But most Jewish people are not even thinking of believing in Jesus. Bet didžioji dalis žydų iš vis nesvarsto apie tikėjimą į Jėzų. We as Christians want everyone to believe in Jesus. Mes kaip krikščionys, mes norime, kad visi žydai įtikėtų į Jėzų. And for us, Jesus is very important. He's our Lord and Savior. Ir mums Jėzus yra be galo svarbus, jis mūsų gelbėtojas. But my family, 120 of them who come to have a Levitt reunion here, Bet, pavyzdžiui, kaip pavyzdį, mano šeima 120 žmonių į Levitų šeimos, kurie atvyko į šeimos susirinkimą, susibūrimą. their big question is not what will happen to us if we believe in Jesus. Jie nekelia klausimą, kas įvyks, jeigu mes netikime Jėzų. Their bigger question is, after 2,000 years and the Holocaust, how do we survive? Jiems labiau iškyla klausimas, kad per tuos 2000 metų ir po holokausto, kaip mes išgyvensime. How do we live as Jews when there is so much anti-Semitism in the world? Kaip mes gyvensime kaip žydai, kai tiek pasaulyje yra daug antisemitizmo. How do we live a good life now? Kaip mes dabar gyvensime gerą tą gyvenimą. I sometimes say that Christians Aš kartais believe, sakau, kad krikščionys tiki, Christians believe in pie in the sky when you die. could you paraphrase? Pie in the sky when you die. When you get to heaven, you will have a wonderful time. Kad krikščionys tiki, kad tai, kai tu numirsi, tu pateksi dangų ir ten turėsi puikų gyvenimą. Pie in the sky when you die. Taigi, danguje nueisime bus, jeigu pažodžiu bus daug šventų, daug pyragų, daug sotumo, to gero saldaus sotumo, bet tai reiškia, kad gyvensi ten be rūpesčių, viskas bus labai puiku. But Jewish people believe in steak on the plate while you wait. Bet žydai priešingai, jie tiki tuo, kas yra čia ir dabar. In other words, you have nice steak Kitaip sakant, tu turi gerą On the kepsnį plate. lėkštėje, while you wait. kol tu lauki. So you live a good life now. Taigi, tu gyveni gerą gyvenimą dabar. And you enjoy life now. Ir tu dabar mėgaujasi tuo gyvenimu. Most Jewish people are not focused on wanting the Messiah to come. Daugelis žydų nėra susitelkę tuo klausimu, tą mintimi, kad apie Jėzaus sugrįžimą. Some are the very strict Orthodox Jews, Kai kurie yra, bet labai tie griežti ortodoksai žydai. but most people are just getting on with life now. Bet tiesiog didžioji dauguma žmonių jie tiesiog dabar mėgaujasi gyvenimu. So this is a very good question because Tai we tikrai geras klausimas, nes should realize that Jews are like Christians. We all have different views. tiesiog kaip žydai, kaip ir krikščionys, viskas yra gerai, bet tiesiog mes turime skirtingus požiūrius. And there are some Jews who are atheists. Yra žydai, kurie yra ateistai, Sigmund Freud, Karl Marx, Albert Einstein. kaip Karlas Marksas, Einšteinas ir kitus, kuriuos įvardė mūsų svečias, There are some Jews who are very strict Orthodox religious Jews. kurie yra žydų, kurie yra labai griežti, yra ortodoksai žydai. My family are quite modern Jews. Mano šeima yra tokie šiuolaikiški žydai. So we have different views. Taigi mūsų pažiūros tuo klausimu skiriasi. I have my own personal views, but I'm trying to tell you about Jewish people in general. Aš turiu savo asmeninę nuomonę ir požiūrį, bet aš jums stengiuosi papasakoti, kokia mintis ir kokia nuomonė vyrauja tarp žydų tautoje Izraelyje. Thank you for your question. I'll come back. Ačiū už jūsų klausimą. Yeah, is asking to
To finish. Finish? Okay, yeah. Ar jau? One more question. Dar vienas klausimas. One No more more. question, yeah. Come closer. Ateikit arčiau, kad Yeah, mūsų yeah. pašnekumai. Norėčiau užduoti Jums paprastą klausimą. Kad žydai atmetė Jėzų kaip Mesiją, kaip žydai įsivaizduoja, Yeah. kaip, Yeah. kaip jie... Yeah, good question. And so Jewish people don't really reject Jesus. Žydų tauta, žydų žmonės iš tikrųjų netmeta Jėzaus. If I come to your house and I knock on your door Jei ateisiu į tavo namus ir pabelsiu į duris, and you open the door and say, "Go away, I do not want you in Ir- my house," atidaręs duris, turbūt nepasakytumėt, kad eik šalin, aš nenoriu, kad tu įeitum į mano namus. you're rejecting me. Tu mane atmeti. But if you never met me Jeigu niekada nebūtumėt mane sutikę and I have not come to your door, ir nebūčiau atėjęs link jūsų durų, you can't reject me. negalite manęs atmesti. You might have an idea about me. Gal turėtumėte ir mintį, supratimą kažkokį apie mane. You say, "I don't want that person in my house." Nesakote, kad aš nenoriu to asmens savo namuose. But until you meet me, you cannot decide. Bet kol manęs nesutikite, jūs negalite spręsti apie mane. So the answer is that most Jewish people, we are taught Taigi atsakymas būtų toks, kad dauguma žydų mes esame mokinami taip. that when the Messiah comes, Kai Mesijas ateis, we will know this. mes tai žinosime. He will rebuild the temple in Jerusalem. Jis atstatys šventyklą Jeruzalėje. He will restore the sacrifices in the temple. Jis atstatys aukas šventykloje. He will bring the exiles of Israel from all four corners of the earth. Jis surinks visus ištremtus iš visų keturių He will pasaulio kraštų. end all wars and famine and pestilence. Jis užbaigs visus karus, visus persekiojimus ir bet kokį badą. He will bring a reign of universal peace. Jis atneš taiką, visuotinę taiką. And there have been many false messiahs in Judaism. Judaizme jau yra daug buvę netikrų mesijų. At the time of Jesus, just after Jesus, a man called Bar Kokhba led a revolt against the Romans. Ir net Jėzaus laikais buvo klaidingas mesijas, kuris tiesiog suorganizavo maištą. And Rabbi Akiva said, "This is the Messiah." O kitas rabinas Akivas sako, kad tai yra mesijas. And then Bar Kokhba and all his followers died on Mount Masada. They committed suicide rather than surrender to the Romans. Ir būtent tas netikras pranašas ir jo visi pasiekė, jie visi žuvo, net kiti iš jų ir nusižudė. And the rabbi who said he was the Messiah said, "I was wrong. Ir tas- Crucify me upside down." Ir tas rabinas, kuris sakė, kad jis buvo mesijas, sako, aš klydau ir tiesiog jūs mane nukryžiuokite net ir žemyn galvą. In the 17th century, there was a very famous false Messiah called Shabtai Tzvi. 17 amžiuje buvo taip pat kitas klaidingas mesijas, And kurio maybe even in Lithuania, he had followers. galbūt net ir Lietuvoje jis turėjo pasiekėjų. And in 1665, I think, he had a whole of Europe expecting him to come back to Jerusalem and set up a kingdom. Net ir 17 amžiuje, kai jis buvo, tikėjosi, kad visa Europa sugrįš ir jis įkurs karalystę Jeruzalėje. And then the Sultan of Turkey captured him and said, "You either become a Muslim or you die." O jis buvo tiesiog suimtas musulmonų ir pasakė, arba tu tampi musulmonu, arba tiesiog tu būsi nužudytas. And Shabtai Tzvi became a Muslim. Ir jis tapo musulmonu. And even then, some of his followers said, "This is just a secret. He's really still the Messiah." Ir kai kurie iš jų pasiekėjų sako, kad čia yra paslaptis, nes jis vis dėlto dar tebėra mesijas. And just 20 years ago, a very important rabbi in New York, the Lubavitch rabbi from Prieš 20 original metų garsus Lubavitch, rabinas New York'e, he died. jis numirė. But his disciples, some of them believe that he will rise from the dead.
Bet kai kurie iš jo mokinių tiki, kad jis prisikels iš numirusių. These are all false messiahs, and they did not fulfill the prophecies in Jewish tradition that the Messiah must fulfill. Visi šitie buvo klaidingi, netikri pranašai, nes jie neįvykdė būtent pranašysčių, jos nebuvo išpildytos. They were not fulfilled. Now you know, and I know, that Jesus said, "My kingdom is not of this world." Jūs žinote, ir aš žinau, ir mes žinome, kad Jėzus sakė, kad karalystė mano yra ne iš šio pasaulio. Do not think I've come to bring a peace, I've come to bring a sword. Aš atėjau neatnešti taikos, bet aš atėjau atnešti skilimo, bet nesantaikos. Jewish people have a different story. Bet žydų tauta, žydų žmonės, jie turi kitokią istoriją. And we must learn their story. Ir mes turime išmokti jų istoriją. And how the Messiah fits their story. Ir kaip Mesijas įtampa yra jų supratime, jų rėmose. And they're talking about a different kind of Messiah. Ir jie many of kalba, them. daugelis iš jų kalba apie visai kitokį Mesiją. Does that answer? Ar tinka atsakymas jums? Tai yra 20, dabar norėtų dar šiek tiek klausimą, dabar yra 21 amžius. Vis dar tebėra slepiama Jėzaus istorija žydų bendruomenėse. Bet šiaip jūs turite be galo daug informacijos. Jūs turite viso šaltinius, kad galite pamatyti, sužinoti. Jūs galite matyti ir palyginti tiesiog kai kurios klausimus. So, what's your question? Straightforward. Koks jūsų klausimas tiesiog? Klausimas vėl. Ko jie laukia? Yes. So they are, Ko jie laukia, kaip pagal žydų tradiciją? Jie laukia, good question, for the fulfillment of the story that they are telling. Jie laukia būtent tos istorijos išsipildymo, kurios jie patys laukia. So you have a story, Taigi jūs turite savo which is istoriją, the story of Jesus, kuri yra Jėzaus istorija. which is this drama in 6 acts. Tai yra drama, kur mes turime 6 dalyje. The Jewish story today is a bit different. Šiandien žydų istorija yra kitokia. I will tell that story tomorrow. Will you be with us? Yeah. Rytoj šitą istoriją And we will pasidalinsiu look ir at the papasakosiu. difference between most Jewish people, Ir their story, Ir pažiūrėsime, kokia yra skirtinga kitų žydų tautos istorija. and the Christian story, Ir krikščionių kokia yra istorija. and we will then try to bring them together. Ir pasistengsime tas dvi istorijas apjungti. Information on the internet is not neutral. Informacija, kuri yra internete, ji nėra neutrali. We all know that some stories should not be believed because they are propaganda. Mes žinome, kai kurios istorijos, jomis nereikėtų tikėti, nes jos yra propaganda. And we also know that stories are the expression of our identity and our world view. Žinome, kad yra istorijų, kurios yra mūsų tapatybės, mūsų požiūrių išraiška. And the Jewish worldview without Jesus is Ir- different to the worldview with Jesus. Ir žydų pasaulėžiūra su Jėzumi skiriasi nuo žydų pasaulėžiūros be Jėzaus. And when you meet real Jewish people, Ir kai jūs kalbate it's coming from pain. tikri žydų žmonės, kai mes tai vardyme, tai kyla iš skausmo, It's coming from suffering. tai kyla iš kentėjimų, It's coming from persecution and rejection. tai kyla, tai pareina iš persekiojimo ir atmetimo. So we're not really able to hear it with an open mind. Taigi mums nepavyksta išgirsti, tai suprasti atvirą mintim, We atvirą say, protą. is this good for the Jews? Does it help the Jewish people? Mes sakome, ar tai yra gera, ar tai padeda žydų tautai. And for most of our history, sadly, Christianity has been bad for the Jews. Deja, mūsų istorija ir mes ją žinome, kad krikščionys ir jų veiksmai nėra geri
Izraelio tautos atžvilgių, žydų tautos atžvilgių. Now, you are Christians who want to show love to my people. Jūs krikščionys norite parodyti meilę žydams mums. I'm so blessed that you have a love for my people and you want to show love to. Aš esu palaimintas, kad jūs esate ir kad jūs norite parodyti savo meilę, krikščionių meilę mums. And there is a good Jewish proverb, love is good. Yra gera žydų patarlė, meilė yra gera, Love with noodles is better. o meilė su lakštiniais makaronais yra dar In other geresnė. words, showing practical love, Kitaip sakant, parodyti praktinę meilę. really making friends. Iš tikrųjų, susidraugaujant. You were telling me about cleaning the stones of the synagogue that was destroyed. Aš svečiu papasakoju apie sinagogą, kuri plungė buvo sugriauta ir buvo tos plytos atvežtos į Kaušinų kapines. Really showing practical love means then meeting people where they are. Tai rodo tokią praktiką, meilę, parodantį ten, kur ir yra. Tai yra praktinė meilė ir draugystė. Understanding their stories Suprasti jų istorijas and knowing then how to share our story and the story of God. ir žinoti, kaip pasidalinti savo istoriją ir Dievo istoriją. And if you really share God's story with Jewish people, Ir jeigu iš tikrai dalintės Dievo istoriją su žydų tauta, it's a great privilege and a great responsibility. tai iš tikrųjų yra ir privilegija ir tuo pačiu metu tai yra didžiulė atsakomybė. But we have to do it from being humble Bet tai mes turime daryti būdami nuolankus and being listeners. ir būti klausytojais. And we cannot just say, you're wrong because this is true and I believe it and you must believe it. Ir mes negalime sakyti, kad tu klysti, bet aš esu teisus, nes aš esu tikintysis įtikėjęs. We have to say, help me understand. Mes turim sakyti tiesiog, padėk man suprasti. And then what do you think? Yeah, I've Ir spoken. ką tu galvoji, ką jūs manote? We pause? Ja, dabar Let me pray for you. Yeah. norėčiau už jūs pasimelsti. Yeah. Avinu Shebashamayim, our Father in heaven. Mūsų tėve esantis danguje. Thank you for our time here today. Aš tau dėkoju už šitą laiką šiandien, kurį esam susirinkę. Take the words of my mouth and the thoughts of all our hearts, Tegu mūsų mintis ir mūsų širdžių mintis, and may they be acceptable in your sight, tegu jos būna priimtinos tavo akivaizdoje. O Lord, our rock and our redeemer. Mūsų viešpatie, mūsų uola, mūsų atpirkėjau. B'Shem Yeshua Mashiachenu, in the name of Jesus our Messiah. Mūsų Jėzaus Mesijo vardu. Amen. 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 Thank you. Ačiū Jums. Slava Bogu.